Taigi sveiki visi, su jumis aš Joris ir vėl sugrįžome į Londoną. Bet yra ne tik kultūrinis miestas, bet ir burgerių mylėtojų miestas. Nebenoriu iš to šūdo. Hey, Grammy! Guess who's coming back home? Eisim deginti šiandien. Kadangi daug kompanijų atvyksta iš Amerikos ir jos dažniausiai įsikūrė čia, bet nedasitėsi iki Europos. Testuosime nuo pigiausio iki brangiausio burgerio, būtent Britanijoje. Ir mes pasirinkome 3 punktus, ką vertinsime. Tai yra, kaip atrodo, koks yra skonis ir kokia yra tekstūra. Taip, kad varome leisti savo iškeistų eurų į svarus ir varom. Na ir pirma stotelė, aišku, bus McDonald's. Kiekvienoje šalyje vis skiriasi tas burgeris, aš kiek keliavęs, man labiausiai Italijoje patiko. Mes išbandysime populiariausią burgerį. Tai populiariausias burgeris, perkamiausias burgeris ir tas, kurį labiausiai myli, kad mylėtų šį ir video įrašą. Nu, jei paklausit, kaip šitas video prasidėjo, tai tiesiog Jaunius užsimanė valgyti, tai sakau, laikas eit pradėti video daryti. Ko Jauniau norėtum? Burgerį. Tik burgerio. Na, nepatikėsit, Hebra, pirmoje vietoje yra mūsų labai gerai žinomas McDonald's. Einam tada lauke. Tai galiu per appsą. Ne, neįdomu. Nebūk toks išmanus. Tai yra vienintelis appsas, kuris neveikia Europoje. Visi Europoje veikia McDonald's visuose restoranuose. Bet būtent UK turi labai atskirą savo appsą. Prisijungia ar ne? Yra dar naujas čiliai. 2 svarai 7-8 čia. Čia yra visai kitaip. Collection point yra tenai. Thank you. Jesus, tas žmogus buvo mental. Taip reikia, aš nenorėjau paimti orderio realiai. Pažiūrėsim, kol mūsų neišvarė, ką turim. Burgeris ne kažką, bulka atrodo prastai. Biškai šlapesnis, bet mėsa vis tiek kaip iš kartono padaryta. Cheeseburgeris kaip cheeseburgeris. Čia ne cheeseburgeris, aš namie geriau iškepu. Gerai skaičiau 3 iš 10. Jeigu reikia pigaus maisto, gerai. Turime, kaip ir visada, svogūniukų, agurkas vienas, sūris ir kečupas. Galėčiau kokius 5 suvalgyti dabar. Ne, aš jau noriu varyti į kitą vietą. Nu, visgi suvalgėm. Bet žodžiu, Hebra, neikit į McDonald's. O dabar einam į Shake Shack. Shake Shack. Aš negaliu nieko sakyti. Tai yra amerikiečių brandas, ant kiek jisai yra rimtas. Kai kurie žmonės vertina geriau negu už In-N-Out. O In-N-Out yra Kalifornijoje ekskliuzyviniai burgeriai, kaip vieni iš geriausių Kalifornijos burgerių. Visi varo iš ten visų valstijų, tik tai tenai to In-N-Out. Shake Shack. O kaip čia užsakyti reiks? Čia jau reikia kalbėti. Surado meniu. Aną kartą nebuvo, kai buvo. Mes kalbėti nenorim. Mes norim matyti maistą ir spaudinėti. Žodžiu, aš kai Wi-Fi'us neturiu, tai aš tiesiog turėjau lame daryti dalyką, nusifotkinti savo orderį ir žiūrėti per savo ekraniuką. O taip tai atsiunčia į e-mailą visada. Joris, gerai ištarė. Čia mano. Ai, koks skirtumas tas pačiaudelis. Einau vėl klasikiniai, norėjau šiaip double in, bet galvoju klasikiniai imsim. Šitas pisteišių gėrimas beveik ta pati kaina kaip šito burgerio. Beveik 10 svarų, kas yra kažkur beveik 12 eurų. Va kaip atrodo tas burgeris. Mėsos neatrodo labai daug, jautina čia, ne? Yeah. Bet pomidorų turim, salotytė. Toks klasikinis, sakyčiau, burgeris. Pirmą kartą ragauju. Žinai, man padėjo mėsa, tikra mėsa, bet pomidorai labai čalia, tai toks yra biškai kontrastas. Norisi, kad visas tas burgeris būtų iššilęs. Ir aš kaip steiko mėgėjas, jautienos mėgėjas, mėsa yra visiškai medium rare. Jinai duoda dar tokio šlapomo. Ir bulka valgai, jinai to prilimpa prie burnos. Tai yra brioš bulka, jau salstivna ta bulka. Paragavom pisteišio šito. Geriausiai šitas gėrimas, sakė, reikia būtinai paimti, daug kalorijų bus. Bereiks kitų burgerių valgyti čia net. Man atrodo šitas geriau. Ką čia pirkai? Ta pati, ką tu, burgerį, bulvytės, originalias, be nieko. Žiūrėkit, kokia bangelė. Jaučiasi, kad nekeptos tam pačiam aliejui, kaip McDonald's dažnai daro. Milkshake'as 10 iš 10, sotingas, pistacijos, granulės, viskas jaučiasi. Burgeris duočiau 9, nes jis yra toks paprastas, bet kaip ir jam daugiau nieko nereikia. Aš pats senai valgiau šitą. Sorry. Perfect. Sakyčiau 8.5, 9. Hebra, bet prieš kelionę mums reiktų pakeisti mūsų madą. Nebegalima atrodyti europietiškai. Britiška kelionė laukia su britiškais rūbais. Tai yra Alpha Lead kompanija. Christian Guzmano prekyba. Jisai Europą nesiuntinėja. Ir pažiūrėsim, kokį outfitą pasimti į mūsų kelionę. Ar ne lipdukai čia? Ai, ne. Aš labai lipdukus mėgstu. Šiaip tai nuo Maikės gal reiktų pradėti. Aš dabar biškį susifeilinu.
Maikutė. OnlyFansus fotkinam. Viskas. Toks tarpas, jaučiu, kad mano spenelį šiandien užsibaigė. Labai gražiai spenelį užbaigė. Bet gal ne su šita Maikė varom. Tik aišku, iš priekio nieko nematau, reiks įsim nugarą rodyti savo. Alfalyt. Blemba, nagus nusikirpa. Aš tos Maikės labiausiai norėjau. Aišku, kaipgi be kepurės, nesgi taip saulė iš viso, ne? O, jau kaip šilta, jau kaip man gerai, aš jau nenusijimsiu. Apykaklė tokia apsuta. Nu, nuo sosų apsisaugot viską. Trypaloskiai nematau, bet ir nereikia. Su biniuku Alfalyt vėl. Travelimui man labai reikėjo naujos kuprinės. Pasėmiau tokią. Nežinau, ką apie kuprinę pasakoti. Kuprinė, nu. Kuprinė. Magnetas, va tas geras, va. O, jaučiu, kad iš šikna sulindo etiketė. Štiksim tada 7 seseryse, ne? Gerai, aš jau ačiū, davai. Hey, man. Yeah. I'm Lithuanian. This is Adam, my online friend. That's it. And this is Chris, my country neighbor from Poland. Yeah. You know this guy. Kitas stopas, Burger Kingas. What did you got, mate? I don't even know. It's a burger. It's so good. Buteris 3 svarai. Daugiau tomato įdėjo, daugiau daržovių. Tekstūra, bulka atrodo gera. How would you guys rate the Burger King? Pretty decent, what you'd expect. Average. Average it is. I have it at the airport, at work, so I've had it too much. But you cannot stop buying it. You can't stop buying it. You gotta be close to the Burger King. And then you're gonna become like Jonas, the big boy. You're so uncomfortable while I'm filming them. Show your teeth. 6 out of 10. Aš duodu Hebra 7 iš 10 šlapias. O šlapi burgerį skaniau. Iš to kepurė nemokamai. It's yummy out. Lettuce out your mouth. I needed some lettuce. I've been eating quite unhealthy these days. The Jonas diet, chicken nuggets. Good weekend. Okay, that's enough of Burger King promotion. Let's get to the next one. Dar išvykome į Hastings į pietinę UK pusę, pamedituoti prie vandenyno. Britiškos atostogos, Hebra. Šaltas vanduo, nėra ką veikti, sugalvojom varlytę pamėtyti. Kad net ir akmenys baisus, visi rudi akmenys. Oi, kotkiu. Po meditacijos išvykome pažaisti arcade. Niekada gyvenime nežaidžiau arcade, jaučiausi kaip filme, nebuvo brangu. Jaunius jau countina baksus, jau gal PlayStation'ą gausim šiandien. Šiandien ne, čia gal reikia porą dienų pabūti. Ką tik baigėm Angry Birdus, suvarėm ant kašio su jaunium. I just get 500 tickets. Woo! Now we can get a PlayStation for cheaper, no? 100%. Printing the money, guys. Oh my god. This is fucking crazy, man. That was sick. Šita visa kaladė spausdinosi 10 minučių, atrodė, kad mes čia kažką nelegaliai darom. Take a screenshot. Viso gavom 2 štukas tickets beveik, o Jaunius dar negali nustoti žaisti. Gavom žaidimą. Bunch of sweets as well. The boys are in the house. Varėm, golfą kapot galėsim, sakė. Kainos nesakė, būt suprato, kad jau net varė biški, žinai, pinigų dar neturi. Čia Hebra lošia, tai čia reiškia visi turtingi susirinkę. What's the plan now? Connect to the Wi-Fi. J6. Gerai, Adamas viskuo dalinasi šiandien. Išbandysiu pirmą kartą varūti kitą pusę. Kaip Japonijoje, Australijoje, Maltoje, Britanijoje. Where's the handbrake? Let's go. Look at him driving. How do you drift? Mazda! Wait, can you show me the GPS? Oh, yeah. It ain't that bad, actually. Oh, look at him. Other side now. Oh, fuck, yeah. It's right. Oh, that's what keeps bothering me. Yeah, now I see. I just needed to check the car. I just gotta stop jerking off my right hand and start jerking off the left one, so I would feel the stick more. What's the limit here? 530. 30, yeah. It's the same stuff, essentially. Next time, I wanna try it in the middle. Oh, yeah, there is. Ah, tractor. Oh,
I already drove that one, so getting used to the car, it's quite easy. Just for the traffic, you know, which lane, which to take. That's what keeps me bothering now. Okay. Drive him over. Sorry. That was on purpose. Hey, Grammy! Guess who's coming back home? Sorry, that's horrible. Oh God, is this how you park? Look at this. No, because I used to have a big problem, man. Oh, okay. I forgot we're driving Mazda. I can see the Okay, cut the video, You stole again. The video is finished, guys. Let's give him a clap. How was your first drive? Horrible, but fine. Was I better than Jonas? Oh yeah, you only stole it twice. Okay. Took some pictures in a grocery store. Now let's see how Adam drives the car. Should I crash on purpose for the video? Oh yeah, I don't drive. I don't drive. Tada atvykome į 7 seseris, 7 sisters. Čia toliau pratęsim akmenukų karą. Radom neplautų žirgų, kurie valgo gėles. Prašmatniai gyvena, kaip tikri britai. Čia va POV, kaip aš vaikščioju. Draugai pridūmino, nieko nesimato. Čia meditavom. Gražu, balta, ruda, juoda. Ir aš bevaikščiodamas galvoju, ką aš čia darau, važiuojam valgyti vėl toliau burgerių. Nu, prisikeliavom, pilvas sumažėjo. Dabar varysim ištestuoti vieną geriausių burgerių Londone. Įvertinę 4,6. Burger and Lobsters į Italiją. Pažiūrim. Lobsterių pilna. Nu čia kebra lobsterį, jei pamatai, jau žino, kad jau ir tas burgeris gali būti kaip lobsterio kaina. 18 svarų. Mėsa bus įdėta bent jau šitam. Gert čia apsimoka, tikrai. Nu, pavyzdžiui, mokteilis, tik Lietuvoje kaina, Virgin Mojito 6,5. Vieta labai faina, labai vieta faina. Vėliau išvarėm iš to kaimo, tikiuosi burgeriai bus skanūs. And I will be back with ketchup and mayonnaise. Wow. Nu, kebra, dabar jau supratau, už ką susimokėjau. Čia jau nešiai šakas, jau šiandien pavalgysim. Teivas pasėmė su japoniška jautiena. Iš karto tekstūra, viskas įdėta, pomidorai. Padažo net atrodo irgi mažai įdėta. Natūralaus skonio daugiausia pajausim. Nu, kaip džentelmenai pradėjom nuo bulvių pirmiausia. Net ir mano jos paprastos, bet tokios crispy, gerai gavosi su ketchupu, paprastai ir sueina. Jau tokios tikrai nedietiškos. Bulka minkštutėje. Vėl minkštą mėsą. Net ir mano minkštai padarė. Paprastus jautus. Net mėsa tirpsta, kur man. Tos jausmas, kad aš tą japonišką irgi pasiėmiau kaip ir jūs. Marinuoti agurkai. Grinai naminis burgeris. Viskas tirpsta, viskas krenta. Kaip jūsų emocijos, ponė. O, net nespėjau nufilmuoti to burgerio. Geriausias burgeris, kurį esi valgęs. Geras, bet ne geriausias. Sakyčiau 9. O kas mėsa? Mėsa žiauriai gera, viskas tirpsta burnoje, jaučiu ingredientus, šiek tiek druskos trūko viskas. Po visų tų McDonald'ų kaip jautiesi? 9.5. Nu, aš vis tiek 10 paliksiu, nes nieks 10 nedavė. Ar man atrodo, burgeris biškai didesnis. Nu, matai, mūsų mėsa brangesnė, tai mums mažiau įdėjo. O aš tik tai jautai tik iš kitos šalies. Tai kaip greitai aš jau pavalgiau, aš galvojau per visą tą laiką numesiu svorio, privaikščiodamas Londone, bet atrodo, kad jaučiuosi lyg priaugęs svorio. Na, šitas epizodas patiko, daug meilės. Ir kitame epizode padarysiu picos testą. Ragausim pizzą, o gal net ir iškepsim. Taip, kad su jumis bus šioris ir davai. Varau, hebra. Enjoying Londono oras. Nėra ceplinio dangaus. Davai.